visi, čia MC Crafter ir šiandien kursiu tekėti išlikimą. Kaip matote, 41 modas, neblogai. Ir čia aš savo, nežinau, nesąmonės dariau. Tai dabar turbūt žaisiu išlikimą ir norėsiu kuo daugiau jūs išmokinti, kad jūs mokėtumėt irgi žaisti tekėti. Taip pagalvoju, tas modas yra užsibuginęs, šitas neužsibuginęs, tai va todėl aš ir jį ir žaisiu. Ir ką čia aš dar norėčiau pasakyti, nepykite, jeigu kažkas labai susidomėjo to modu, kur aš žaidžiau. Čia daug geresnis modas, pasiūlyčiau ir jums parsisiųsti jį, eiti visokius servus žaisti ir taip toliau. Rytoj užgeneruos mums pasaulį. Na ir kur mes čia atsiradom? Nuogi niekur. Ogi žemoj ir mes atsiradome prie vulkano. O čia yra toks kaip vulkaniukas. Vis tik apsnigtas. Šitas akmuo šiaip neblogas. Galime iš jo daug ką daryti. Bet žemoje aš tikrai negyvensiu, nebent galime paeiti tenais. Čia teka labai. Čia dar gražiausias ugnikalnis, kokį dar mačiau. Gerai, matot, visi medžiai iškritę. Aš pasiimsiu medelių iš gyvenimų. Na, kiaulė, unišiu. Na gerai, nepataikiau šitą, džiaugis. Gerai, aš taip manau, man būtų labai gerai rasti tuščią vietelę. Kokią nors, kur avelių galbūt. Ugnikalnis ne per reikalingiausias. Ten ugnikalnio akmuo per reikalingiausias dalykas. Tai aš taip manau. Ir aš nežinau, ką čia padarius. Čia mepas labai turbūt bus ilgas. Ne mepas, bet kelionė mūsų surasti. Mepą. Nu, galiu dar parodyti. Atrodo, kad čia yra too many items. Aš galėčiau nusičytinti, bet net nesinori, nes neįdomu. Čia va, paėn čia daug ko jie. O, čia yra pagrindė mašinos. Čia, pavyzdžiui, yra saulės baterija. Čia visokie koldustai. Iš to koldusto, kaip jį pasigaminti, taip pat karočiui. Arba va, išekstraktinti. Žodžiu, labai ilgas darbas. Čia generatorius, kurį mes pirmą su... Ne, šitą spainiau. Šitą ir generatorių pirmus dalykus, kuriuos aš pasidarysiu. Nes jie abu tas bedboxas duoda tą... Kaip čia dabar pasakysiu? Sulaiko energiją, kurią duoda tas generatorius. Ir kaulas vienintelis tas generatorius, kuris duos mums energijos pačios pirmos. Čia gėlyčių reikia pasiskinti. Čia karvės. Nu va, radome klijų medį. O, radome tiksliai nežinau ką, radome ir urano. Uranas dar manęs ne per labiausiai domina, nes mes iš pat pradžių tikrai nesidarysim tų jėgainių visokių, iš kurių būtų galima pasidaryti energijos. Na, tai aš turbūt čia ir gyvensiu kur nors. Reikia kur nors žiūri tuščią tokią kaip vietelę susirasti.
susirasi arba nukirs medžių čia. Nu, čia kaip tik bus ta vieta man. Nusikirsiu medienos. Aš turbūt pasistatysiu pirmą namą ir čia nieko, turbūt šioje daly nieko kaip gero nepasidarysiu. Darbastalį, pirmasis krosnis, akmenį ir nieko. Antroji daly va jau prižadu, būsiu prisirinkęs dalykų įvairių. Ten ar tai irono, ar tai tino, ar tai ten visokių tokių nesąmonių. Ir taip toliau, gerai. Man tiek tikrai neužteks medienos. Tegul būna šitie medžiai klijų, aš iš jų nieko nedarysiu. Nekirsiu, nes jau man geriau sodinukų prisikirsiu vėliau. Aš jas biškai apgenėsiu, bet aišku kita, jau bus, ką aš darysiu, ką aš žaisiu jau prieš tą, kol dar nefilmuosiu. Kad aišku jums nebūtų nuobodu, kaip aš ten maininu ir taip toliau. Gerai, namukas bus nedidelis iš pat pradžių. Pasiimu sodinuko. Karvių visko čia yra gerai. Bambukai. Gerai, pasidarau. Viską. Darbastalį. Gerai. Namas nebus per didžiausias. Pasidarysiu nediduką, gal po to aš jį apsiplatinsiu. Ne, tokia maža tai jau tikrai ne. Dabar bus gerai. Jo, man su tais modais nelabai sekės, tai šitą prižadu tai tikrai, kad kursiu ilgai. Nebus taip, atsibodo, neturiu ką rodyti. Rodysiu iki tol, kol mes nužudysime Ender Dragoną. Ender Dragoną laisvai nužudysim be visokių tų gana modė vienas ir taip toliau. Ir mes jį nužudysim skraidydami, o skraidyti galėsime su jetpackais ir visokiais tokiais dalykėliais, kurie mums padės gyventi. Čia aišku neužteks, bet ką aš pasidarysiu, tai duris, turbūt, pagaliukas. Einu, įsidedu duris, galima sakyti, nuo visų zombių saugus, skyrus creeperius, ne creeperius, o vorus ir skeletus, nes skeletai gali prašauti, o vorai gali užlipti. Beržą nusikirsiu grindims, noriu, kad mūsų namas būtų įvairesnis ir taip toliau. Gerai. Aš dar net beveik nieko per geriausiai ir nemoku pasidaryti. Ten kai kurios daikčiukus ir moku pasidaryti. Pavyzdžiui, kokį tą generatorių, mikroschemą, ar tai bateriją. Aš jums galiu parodyti, ką čia galima prisidaryti. Ką, visokių tokių. Galiu parodyti, pavyzdžiui, kardą. Tokiam burbuliukui reikia tokių, toksai iš tokių, tą ir taip aišku, kaip pasidaryti. Taip galima, visaip. Na, žodžiu, čia labai ilgai ir laimingai bus kraunami deimantai. Dar kol kas net neįsivaizduoju, ką jie daro mikroschemas. Čia aišku geresnė mikroschema, čia blogesnė, bet
ir tą reikės darytis. Šit čia yra kraunamas drilas, jisai labai greit viską kerta. Nu, žodžiu. Ką aš pasakoju. Aš matot be skino, man pradėjo patikti būti be skino, nes skino biškai jau atsibodinėt pradėjo. Nesugalvojau kokį skiną užsidėti, tai užsidėjau paprastą styvą. Užsidedu. Taip, grindis. Nes per daug. Pasidarysiu pikeksą akmeninį, krosnį ir va, turbūt gal net gerai. Iš kur nors, iš kur pratęs, kad, na, pas mane, aš kur lašiau, tai ten darbastoliai geresni yra. Šitų darbastoliai ką palieki, tas ir neiškrenta. Tai tiems, kurie tingi išiminėja daiktus, tai tikrai patiks. Gerai, aš išsikirsiu akmenį. Čia kur nors arti turėčiau rasti. Radau. Kiek man čia 5 reikės. Pakankamai bus. Nežinau, kiek aš įsikirtau, kiek. 5, gerai. Palauk. Galite į komentarus parašyti, ko jūs labiausiai norėtumėt, kad aš padaryčiau. Ar tai ten, pavyzdžiui, jeigu jūs irgi lošite tai kitą, gal norite, kad kaip nors paaiškinčiau, kodėl jums ar tas anas neišeina pasidaryti, ir taip toliau. Nu, gerai, saulė leidžias, aš turbūt video ir baigsiu. Gal, nežinau, nes visos nakties aš jums nenoriu parodyti, o stabdyti irgi nesinoriu video. Tai turbūt bus, opa, kaip gerai. Ką mes ten matom, ogavys. Ir va to, kad opa, kaip gerai. Tikiuosi bus, yra 2 skuteliot. Štyč. Dėkui. Nu ir tu atik čia. Nu ateik balvoniot. Jūsų tai nežudys. Ir man dar kol kas nereikalingi. Zombių gal ir čia kaip nesimato dar kol kas. Pasidarysime automatinės kasyklas, ten visokių tų, kaip jų ten, elektrinių saulės, krosnių ir taip toliau. Yra aišku naujų augalų, gerai pernakvosiu ir turbūt baigsiu video. Gerai. Su jumis buvo MCCrafter, jeigu ko nors norite, pakomentuokite, nepamirškite subscribeit ir dėkui, kad žiūrėjot, laukite kitos serijos.